Brangus broliai ir seserys, šiandienos Evangelijoje mes kontempliuojame paralyžiuotą žmogų, kurį jo draugai atneša ir su dideliu tikėjimu bei pasitikėjimu paguldo priešais Jėzaus akivaizdą. Kiekvieną kartą, kai skaitau epizodą, kuriame paralyžiuotas žmogus yra išgydomas, aš giliai su tuo susitapatinu. Kodėl? Todėl, kad dažniausia patirtis, kurią pastebiu savyje, yra ši mano širdis tam tikrą prasme yra paralyžiuota. Tai reiškia, kad ji nepajėgi mylėti. Šis paralyžius yra esminis. Patys iš savęs mes iš tiesų nesugebame judėti meilės link, jei ne per mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonės prisilietimą. Šiandienos Evangelija pastato mus prie šią pagrindinę tiesą. Mes turime artintis prie Jėzaus su tikėjimu. Net jei esame paralyžiuoti, net jei esame savo nuodėmėse, pirmasis žingsnis prieš Kristų yra prašyti tikėjimo. Tai stoti prieš jį kaip reikalingiems, nes būtent čia viskas prasideda. Kodėl? Todėl, kad tikėjimas yra tai, kas mūsų jungia su Kristumi. Ar nori, kad Jėzus veiktų tavo gyvenime? Tuomet žinok, kanalas, kuris tave jungia su Dievu, yra tikėjimas. Aš niekada nepavargstu to priminti. Ir tai sakau taip pat iš klausyklos patirties. Žmonės, kurie gyvena nuodėmėje, bet kurie pradeda nuolankiai kasdien prašyti Jėzaus daugiau tikėjimo, tie žmonės keičia savo gyvenimą. Galbūt maldos metu jie nieko nejaučia. Tačiau pažvelgę atgal jie mato, kad jų gyvenimas buvo pakeistas. Šis žingsnis yra esminis. Evangelijoje tie vyrai, pilni tikėjimo, atidaro namo stogą ir nuleidžia paralyžiuotai prieš Jėzų. Jie tiksliai nežinojo, ką Jėzus padarys. Jie tiesiog pasitikėjo. Jie tikėjo, kad Jėzuje yra dieviška tikrovė, net jei negalėjo jos iki galo suprasti. Ir Jėzus nustebina visus. Prieš išgydydamas kūną, jis išgydo sielą. Didžiausia dovana suteikta tam žmogui nebuvo vaikščiojimas, bet nuodėmių atleidimas. Nes kam būtų naudinga vaikščioti, jei tai vestų į pragarą. Nuodėmių atleidimas yra be galo didesnė dovana nei bet koks fizinis stebuklas. Šventasis Tomas Akvinietis, cituodamas Šventąjį Augustiną, primena mums kai ką stulbinančio. Nuodėmių atleidimo gavimas yra didesnė malonė nei paties dangaus ir žemės sukūrimas. Nes dangus ir žemė praeis. Tačiau antgamtinė malonė, kurią Dievas įlieja į sielą, kai atleidžia nuodėmes, nepraeis. Todėl, broliai ir seserys, kad būtume išgydyti nuo mūsų širdies paralyžiaus, turime prašyti. Viešpatie, duok man daugiau tikėjimo. Tikėjime būsime išgydyti. Tikėjime išmoksime mylėti. Dievas tave laimina.